Miglų slėnio fėjų burtai. Miglų kaime prasidėjusi paskutinė vasaros diena iš pat pradžių atrodė kitokia. Nuo ankstyvo ryto sename tetos Aurelijos name laiptais triukšmingai žemyn dardėjo lagaminai ir dėžės. Kas valandą prie durų jų krūva vis didėjo. Vasaros pradžioje atvykusi šeima ruošėsi grįžti į miestą. Akivaizdu, kad tuo labai džiaugiasi mama Melanija. Tėtis Hubertas nebuvo tokios pakilios nuotaikos, bet lėtai rinko daiktus. O štai jų dukra Lėja visiškai nesidžiaugė išvykimu. Džiaugsmu netryško ir jaunėlis broliukas Nojus. Kaip vaikai galėjo neliūdėti, juk per šią nepaprastą vasarą jie susipažino su paslaptingu gyvūnėliu Ugu, kurio tėvai taip ir nepamatė. Jis vaikams papasakojo neįtikėtinų istorijų apie šalia kaimo esantį Miglų slėnį. Lėja su Nojumi turėjo mažą viltį ten patekti, o sužinojus, kad teks išvykti, viltis žlugo. Lėja strykčiojo prie lango, tarsi laukdama, kad štai kas nors pasirodys ir tada įvyks stebuklas. Tėvai apsigalvos. Bet stebuklo nebuvo ir mergaitė nutarė dar kartą pasikalbėti su tėčiu. Tėti, ar mums tikrai būtina išvykti? Paklausė ji. Manau, kad taip, ištarė Hubertas. Bet man čia tai patinka, net ir Nojus norėtų čia gyventi, bandė įtikinti į Lėją. Deja, bet jūsų noro išpildyti negaliu, rodos dar liūdniau pasakė tėtis. Lėja nuliūdo, stipriai apkabino savo meškiuką, lėtai priėjo prie fotelio, atsisėdo ir įsižiūrėjo į vieną tašką. Hubertas atsiduso, paskui atsistojo ir nuėjo į valgomąjį, kur Melanija į dėžutes tvarkingai dėliojo indus. Mieloji, aš čia pagalvojau, gal mums pamėginti pasilikti šiuose namuose, nedrąsiai pasiūlė Hubertas. Na, tu turbūt juokauji, net nesusimąstė Melanija. Aš neturiu ką čia veikti. Mes parduosim namą ir daugiau čia nebegrįšim. Išgirdusi pokalbį iš už durų iššoko Lėja. Jūs parduosit namą? Vadinasi, mes niekada čia negrįšim ir aš nepamatysiu Miglų slėnio fėjų? Mergaitė žiūrėjo į tėvus klausiamų žvilgsniu, o šie tylėjo. Tėtis tik beviltiškai skėsilė rankomis. Išgirdęs triukšmą įbėgo Nojus. Aš nenoriu išvykti, nenoriu, išrėkė Lėja ir pasileido bėgti. Lėja, sušuko mama, bet mergaitė jos negirdėjo. Paskui sesę pasileido bėgti ir brolis. Jis nedrąsiai pravėrė duris ir įėjo į kambarėlį. Aš taip pat norėčiau čia gyventi, ištarė jis. Nuo mūsų čia niekas nepriklauso, piktai atrėžė Lėja ir iš pykčio spyrė į spintos apačioje esančias dureles. Staiga jos prasidarė ir iš ten iškrito kaspinėliu perrištas popieriaus ritinėlis. Jis truputį pasirito ir sustojo prie Lėjos kojų. Nojus jį pačiupo ir pradėjo apžiūrinėti. Kas čia per senieną? Susiraukė Lėja, bet iš smalsumo paėmė jį. Pasidėjo ant stalo ir atrišo juostelę. Šis akimirksniu išsivyniojo. Viduje buvo laiškas ir pavaizduotas žemėlapis, o jame aiškiai buvo matyti jų kiemas ir takelis vedantis nuo namo iki gale sodo esančio suolelio. Tada ji praplėšė laišką ir pradėjo skaityti. Kas šiam žemėlapį suras teisingą kelią į fėjų slėnį apgaubtą miglų, prie vartų uogų nusiskins šakelę ir spės surasti, kol dar nevėlu 3 slėnio fėjų burtus paslaptingus, kurias kaip didžią dovaną priims. Tam atsivers lyg gintaras sustingęs, gražus stebuklas nekaltoms akims. Viena iš fėjų užplikys arbatos, kita pažers ir magijos kvapų, trečia atskleis, kas veidrodyje matos, ir bus atlygyta jums viską su kaupu. Nepasiduokite net per stipriausius vėjus, nes burtai baigsis vasarai išėjus. Perskaičiusi, Lėja paėmė žemėlapį ir jame nuo pažymėto namo nubraukė piršteliu per visą tą kelią iki galo ir sustojo prie pažymėto suolelio. Nojau, mes galim įtikinti tėvus čia pasilikti, jei jie patikės, jog ši vieta stebuklinga, staiga džiaugsmingai sušuko Lėja. O ką reikia padaryti? Vis dar nesuprato Nojus. Mums reikia patekti į Miglų slėnį ir susirasti žiniuonę, o ji jau mums tikrai padės, suplojo delniukai sesė. Šiandien paskutinė vasaros diena, o su ja baigsis kerai. Turime suspėti, kaip nors suspėti, kartojo Lėja, vyniodama žemėlapį. Išbėgiant laiptų, vaikai išsivyniojo žemėlapį, kurį laiką patyrinėję pasuko už namo ir nubėgo takeliu vedančiu sodą.
Jo gale reikėjo pasukti į kairę. Ir štai Lėja su Nojum jau stovėjo prie žemėlapyje pavaizduoto suolelio. Staiga prie patvoros tarsi sujudėjo krūmas. Lėja priėjo arčiau ir pamatė, kaip akimirksniu ant jo pradėjo skleisti žiedai ir sirpti uogos. Nojus net susijokė iš netikėtumo. Mergaitė nuskynė po 3 uogas savo ir broliui bei liepė jas suvalgyti. Staiga viskas aplink pradėjo judėti ir didėti, o gal jie mažėti? Tačiau kelios sekundės ir jie jau stovėjo prie vartų, kurių iki šiol nebuvo regėję. Lėja čiupo brolį už rankos, drąsiai žengė ir pastūmė vartus. Vos palietus, šie prasivėrė ir vaikai pateko į jiems dar neregėtą naują pasaulį. O kasgi nutiko toliau, sužinosite perskaitę knygą Miglų slėnio fėjų burtai.